Sveikas patrauklus vyras LT. Norėjau paklausti, koks turi būti vyras tinkamas šiems mokymams ir koks jo turi būti mąstymas. Gerai, aš panagrinėsiu du vyrus, ta prasme, kaip jie skiriasi ir kuris yra tinkamas mokymam, su kurio puikiai dirbasi, žinai, gauni rezultatus puikius ir taip pat ir kitą vyrą, kuris nėra tinkamas mokymam ir ką jam reikia daryti, kad jis taptų tinkamas mokymam. Taigi, pirmasis vyras, kuris yra netinkamas mokymam ir ką jam reikia pakeisti. Tai visų pirma yra tas, kad, pavyzdžiui, jį nori, rekomenduoti kažkoks draugas. Visą laiką nerekomenduokit šitų mokymų kažkokiam draugui. Jūs galite užsiminti ir duoti jam, ta prasme, užuominą, susiras patrauklus vyras LT internete. Ir susisiek per kontaktai. Jie ten daug žino ir turi geras sistemas. Daugiau nei 8 metų patirtis, moterų viliojami. Tai ir viskas. Ir jeigu jis pats neįdeda indėlio, neieškų, jam nereikia, vadinasi. Ir dabar yra va toks vyras, jam yra 35 metai ir jisai nori, kaip sakant, vienas toks žmogus nori jį rekomenduoti į mokymus. Ir jisai nėra tinkamas, nes, pavyzdžiui, jau yra mąstymas toks, kad, žinai, aš, pavyzdžiui, jisai sako, tas vyras 35, aš jau turiu įtikti toks, koks aš esu, o ne merginos keistis. Ta prasme, aš surasiu moterį, kurie mylės mane toks, koks aš esu. Tai yra neteisingas mąstymas, nes, jis neduoda jokių, nesijuokim, bet neduoda jokių. Tai yra, tu nesuvaldysi realybės. Ta prasme, ne, tu turi keistis, prisitaikyti prie realybės. Kas geriausiai šiame pasaulyje sukas tas, kas prisitaiko, o ne bando keisti sistemus. Tai yra prisitaiko, duoda tai, ko jom reikia. O kad jom duoda tai, ko reikia žinot, ko jom reikia. Tai reikia pačiam žinot, ko tu pats nori. Taigi, ir nieks čia nepaskeistus merginos. Ir ta prasme, kiek mes aš apžiūrėjau ir jų nuotraukas, ir ta prasme, kaip jis atrodo ir kaip jis kalba telefonu. Jis nėra tinkamas, nes jo balsų tonas nenori visiškai, ta prasme, priimti kito vyro, kuris dirbo toj srity visą gyvenimą patirtį. Jis dirbo kitoj srity, tas 35 metų vyras, ta prasme, yra sėkmingas vienoj srity. Jisai puikiai geba. Bet jis turi suprast, kad tu perki žinias, mokymus iš vyrų, kuris dirba toj moterų viliojimo srityje. Jis čia yra stiprus. Kaip tu esi stiprus savo srityje, taip kitas žmogus, vyras yra stiprus kitoj srityje. Ir ta prasme, jau balso tonas turi būti, ta prasme, toks, kad, gerai, jis turi patirties, nagi, ta prasme, pasiklausysim. Kad tai įsitikit, reikia pažiūrėti jau vaizdų įrašus, jeigu tikrai jie įrodo rezultatus, taip pat pažiūrėti mokinių atsiliepimus, jeigu viskas tvarkoja mokinuose. Bet jis ginčias. Jo, ir jisai, ta prasme, užsimena dar tokius kaip ir dvasinius dalykus, tai dvasiniai dalykai, čia aš nenoriu jų kišti, bet kai tu važiuoji pažindintis su moterimi, kai tu aplamai, jei nerūpi, tu ten supranti, vaikštai į bažnyčią ar nevaikštai, tai neįdomu yra. Ir visai čia kiti dalykai, kaip čia suvaldyti realybę. Taigi, tai yra gražu, žinai, tie dvasiniai, taip, bet tai ar tai duoda rezultatų, tai, ne. Tai visgi reikia įsisikti fizinių fonų daug. Ir yra dabar kitas vyras, įsivaizduok. Jam yra 29 metai, su kuriuo puikiai dirbam iki šiol, jau eisim dabar sekantį etapą, nes jis baigi pirmą etapą, šūkius išmoko, užkalbinimus, dabar einam tokius kitus dalykus, čia nenori viešinti, tai jisai viskas, ta prasme, tvarkingai. Jisai pasako, jisai atvažiuoja, mes išjungiam telefonus, pradedam dirbti, ta prasme, dirbam privačiai, anonimiškai, susidarom planą, jisai išklauso, jisai prasuka pro galvą logiškai, žinai. Bet jis priima naują medžiagą, ne taip kaip šitas priešinas. Jo, jisai priima naują medžiagą ir ta prasme, nerealiai, žinai. Jo, ir faina dirbti, žinai, tokiu atveju. Faina dirbti ir gaunasi, žinai, viskas. Jisai tvarkingai dirba, bet jis, matai, mane seka jau nuo seniai.
Ir yra klausimas toks, jeigu tu nesipirkęs nei vienu produktu, nieku seniau labai sunkiai tu pateksi į šios mokymus. Tai yra labai bus atsižvelgiama į tavo laišką, kaip tu rašai, kokia patirtis, bet prašai tikimybė tai yra kažkur 5% iš 100, kad tu pateksi į mokymus, nes tai yra nedirbama su tais, kurie nieko nėra pirkę, nėra žinomi ir Nes labai sunkiai. jo, sunku jį išmokinti tą vyrą, ta prasme, nu, nebūtinai, bet didesnė tikimybė, kad bus sunku. Jo, žinai, ir plius suprantis pats nespranta, apie ką yra visa kalba. Jo. Suprantis, jį reikės mokinti pačių, supranti, elementariausių dalykų, žinai. Ir tu turėsi jį mokinti elementariausių dalykų ir gaiš laiką ten. Tai yra geriausia, tu nusipirkai, paskaitai kokią knygą, pažiūrėjai DVD, kažkada pabaigai kokioj konsultacijoje, tai yra pažįsti mane, pažįsti, kas čia per dalykas yra, tada kreiptis ir atvažiuoti jau čia tiem privatiem mokymam ir tada tu tas žmogus, su kuriuo bus dirbama normaliai ir tada plamai nėra jokių pykčių, nieko, nes, pasižiūrėkit, kritikavo dažniausiai ten, aš kaip ir minėjau, ten video, ten tarkim mano akcentą, žinai, ten kritikavo ten kažkokius galbūt išsireiškimus, tam tikrus žodžius, bet Google'e nėra nei vieno atsiliepimo blogo apie individualias pamokas šitas privačias. O 8 metai kažkas būtų nepatenkintas, tikrai būtų įrašęs. Tai yra, kas kritikuoja mano turinį. Čia tik pavydas. Žmonių pavydas, nes mes Lietuvos realybėje esame. Mes jeigu būtume Amerikos realybėje, Anglijos realybėje, kai ten aš darau veiklą, tai ten yra tokių pavydų. Čia labai didelis negatyvas šito šlyn. Jo, ta prasme, tu jeigu su gera mašina važiuoji, arba tu, ta prasme, esi sėkmingas, tai blogai. Blogai, suprantu, tu turi geriau būti nesėkmingas, dėjuoti. Nu jo, tai ta prasme, supratau. Gerai. Gerai, vyrai, dėjuokit, būkit nesėkmingi viskas, o kas turit smegenų, tai kontaktuokit ir ta prasme, ką aš padarysiu iš tavęs, tai padarysiu tokį, kad tavo draugai net nesupras, kaip ten grupiai dingsta moteris, kaip tu kažkur dingsti su moterim, kaip tu, ta prasme, ką tu padarai, iš vis ir aplamai, žinai, nesupras jie tavęs, tiesiog nesupras, bet tu turėsi rezultatus, kai tu, kurią nori moterį pamatysi, tu suprasi, kaip ją galima suvilioti. Jo. Skambina man. Jo, skambinasi.